Čempionato globėjas Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis. Čempionato partneriai Jonavos sporto arena ir universalus kovos menas UMA. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Labas vakaras, Sport1 televizijos žiūrovai, jūsų dėmesio į Grappling LT ir šį vakarą mes kelsimės į Baltijos šalių čempionatą, vykusi kovo 23 dieną, daugiau nei 200 dalyvių, pirmą kartą buvo kovojama ne tik be kimono, bet ir su kimono, taip pat buvo pirmą kartą U11, U13 ir U15 grupių dalyviai, taip pat po labai ilgos pertraukos į oficialias varžybas grįžo pirmasis federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas. Na ir šiandien mes turėsime galimybę stebėti merginų kovas ir pradėsime nuo mergaičių iki 29 kg svorio. Tai yra Sofija Mokšina ir Vytautė Navickaitė. Dabar Vytautė yra viršutinėje pozicijoje ir labai greit ji sugeba iškovoti pergalę, su tuo ir sveikiname ją. Ukmergės dziudo klubo auklėtinė. Kitos mergaitės turėtų pradėti sportuoti grapplingą? Taip, mano manimu tai taip. O kodėl tau patinka grapplingas? Dėl to, kad galima smūgimai, lūžimai, kojos lūžimai ir ryščiukas panelis. Gerai, ačiū tau labai. Po jaunosios sparnelių žinovės mes keliamės į kitą svorio kategoriją, 2007 metų amžiaus grupė. Tai yra pati jauniausia beje grupė Baltijos šalių čempionate ir svorio kategorija iki 35 kg Arijana Šopytė ir Taisija Gerasimovič. Arijana Šakietė, Ošimo auklėtinė treniruojasi pas Vytautą Smirnovą. Taisija Gerasimovič 2 metais jaunesnė Vilnietė Pankratos klubo Konstantino Mokšino auklėtinė. Taisija labai daug kartų dalyvaudavo kartu su Sofija Mokšina, tačiau dabar tenka kovoti sunkesnėje svorio kategorijoje ir net ne tai turbūt yra problema. Problema yra tai, kad varžovė yra 2 metais vyresnė ir aišku, kad jėgos turi žymiai daugiau. Na, štai toks pasistumdymas kol kas stovėsenoje. Na ir sveikintina, bet ilgą laiką nepasidavė Taisija Gerasimovič. Vis tik užteko vieno sėkmingo Arijanos veiksmo ir ji tampa Baltijos šalių čempione. Toliau mūsų dėmesiui dar vienas pasirodymas. Šį kartą Monika Arlavičiūtė ir Ieva Smirnovaitė. Svorio kategorija iki 61 kg ir čia jau vyresnės merginos. Monika jau 18, Ievai 16. Monika Jonavos atstovė iš Fighterio klubo, treneriai Arnoldas Lukašiūnas ir Tomas Virskis. Ieva Šakietė Ošime treniruojasi pas savo tėtį Vytautą Smirnovą. Dabar viršutinėje geresnėje lyg ir pozicijoje Monika.
Ir čia labai gerai perėmė iniciatyvą Ieva Smirnovaitė. Skausmingas sprando veiksmas. Ar pavyks užfiksuoti jį? Turėtų pakankamai skaudėti Jonavos sportininkai, nors pavyko jai iš pirmojo skausmingo veiksmo įsivaduoti. Ir štai tęsiama ši kova. O dabar bandymas atskirti rankas, jeigu pavyks, turbūt, kad bus pabaiga, bando išlikti kovoje Monika, tačiau koks greitas Ievos veiksmas, kaip reikalas turėjo apsunkinti situaciją ir viskas. Atskirtos rankos, skausmingas veiksmas, čempionė Ieva Smirnovaitė. Kodėl to pavyko nugalėti ją? Kokios tavo stipriosios pusės? Mano, tai gal labai daug technikos moku, tai dėl to. O kiek kartų per savaitę sportuoji? 5 sykius. O ką patartum tom jaunom mergaitam, kurios tik tai pradėjo sportuoti graplingą? Gal kažkokį patarimų turi? Dirbti techniką. Štai taip paprastai Ieva Smirnovaitė apie savo pergalių receptus. Toliau ir ketvirtoji kova šį vakarą. Gabija Buikutė prieš Juliją Stoliarenko. Na, Julija Stoliarenko apskritai, sakyčiau, yra pati stipriausia Lietuvos kovotoja bet kurios kovinės sporto šakos. Ji 10 metų vyresnė už Gabiją, abi kaunietės. Na, Julija yra iš Visagino, tik sportuoja Kauno Fighter House klube. Pas Donatą Uktverį. Gabija yra kaunietė Tsunamio klubas, treneris Ignas Barysas. Na, ir pasipriešinti Julijai Stoliarenko svorio kategorijoje iki 69 kg, pripažinkime, yra šiai dienai beveik neįmanoma. Sveikinimai Julijai tapus Baltijos šalių čempione ir tą padarius jau ne pirmą kartą per savo karjerą. Tu esi patyrusi kovotoja. Kaip vertini šiandienos kovas? Kaip priešininkas? Lengvas. Atsiprašau. Ne, ta prasme, aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje auga tas lygis visas imtynių. Ir kad apskritai atsirado merginų, kurios kovoja ir taip toliau. Tiesiog, aš kaip ir sakiau, aš anksčiau pradėjau visą tą ir aš dalyvauju šiek tiek varžybose daug aukštesnį lygį nei šitas. Tai dėl to tas skirtumas ir matosi. Kodėl dalyvauji ir šiose varžybose? Ką jos duoda tau? Čia daugiau parodė žmonėms, kur yra tikras lygis. Čia ne dėl manęs šitos varžybos, čia tiesiog lietuvai, kad žinotų, kur, kokie lygiai yra ir taip toliau. Nes tiesiog būna taip, kad atvažiuoja iš rimtų čempionatų ir žmonės nevertina, nes čia pusė pasaulio čempionų yra. O kaip manai, kokias savybės turi turėti tikra kovotoja? Užsispyrimas, darbštumas ir tikrai meilė šitam sportui. O ką palinkėtum šiandienos konkurentėms? Kad jos mylėtų šitą sportą. Tiesiog, kad treniruotųsi toliau ir kai tu myli tai, ką tu darai, tai atsiranda rezultatai, viskas. Čia reikia ne dėl kažkokių rezultatų, ne dėl diržų kovoti ar dar dėl kažko, tiesiog dėl meilės sportum visam. O medaliai, diržai, taurės, čia tiesiog jau bonusai yra. Čempionato globėjas Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis. Čempionato partneriai Jonavos sporto arena ir universalus kovos menas UMA. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Čempionato globėjas Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis. Čempionato partneriai Jonavos sporto arena ir universalus kovos menas UMA. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Po trumpos pauzės grįžtame į Grappling LT ir toliau tęsime Baltijos šalių žaidynes. Šįsyk jau
su merginomis, kurios varžėsi svorio kategorijoje iki 65 kg. Aida Vasiliauskaitė prieš Ernestą Kareckaitę. Aida atstovauja Šakiams ir Panevėžiui. Kęstučio Smirnovo ir Ričardo Baltio auklėtinė. Ernesta kaunietė Tsunamio atstovė besitreniruojanti pas Igną Barysą. Iš tikrųjų, kietos sportininkės. Aida Ernestą mes žinome iš aš šiek tiek pasitaisysiu, Ernesta Kareckaitė su Lijana Lipinskaitė kovoja šioje kovoje. Ernestą mes pažįstame jau ir iš didžiųjų turnyrų. Savo ruoštų Jurbarkietė Lijana dar tik pradeda savo kelią. Aida Vasiliauskaitė taip pat kovojo šioje grupėje ir mes dar ją pamatysime kovojančią šį vakarą. Ta mergina, kuri beveik 10-metį kultivavo dziudo ir atvykusi į greplingo pasaulį labai greitai tapo pasaulio čempione. Ernesta užėmusi viršutinę poziciją. Nemažai turnyrų ji dalyvavusi ir užsienyje kartu su savo treneriu Ignu Barysu. Vienu geriausių apskritai Lietuvos kovotojų, neskirstant kovinių sporto šakų į kažką. Pakankamai ilga kova. Na ir kažkaip įsivaizdavau, kad gali truputėlį lengviau būti Ernestai šioje dvikovoje, bet situacija parodo, kad ne viskas taip paprasta. Nesėkmingai nusileidžia ant tatamio dabar Lijana. Na ir pakankamai daug skausmo. Ernestas skelbiama šios dvikovos nugalėtoja ir sveikiname su pergalėje. Šauniai pasirodė ir šauniai laimėjo. Viskas gerai, tvarkoj, padariau tai, ką liepė treneris, savo uždavinius įvykdžiau ir pergalę pasiekiau. Tai kokie tie uždaviniai buvo? Svarbiausia laikyti poziciją, išlaikyti savo pusiausvyrą, tvirtai stovėti, eiti į priekį ir viskas tvarkoj. O kaip manai, kuo tu buvai pranašesnė už savo konkurentę šiandieną? Manau, žinojau, ką reikia padaryti, nes skubėjau atlikti, išlaukiau savo momento ir tiesiog jaučiausi, pasitikėjau galbūt savimi. Merginos iki 57 kg toliau tęsė šio vakaro pasirodymą. Čia Gretos Ditkutės ir Austės Šidlauskaitės pasirodymas. Ir viskas, čia labai trumpa kova. Austėja nesugebėjo apsiginti nuo Gretos ir Greta keliauja į pusfinalį. Faiterio atstovė, viena iš Jonavos mokyklos auklėtinių, kuri
savo gimtajame mieste sugeba varžytis taip gražiai ir smagiai. Deimantė Aukštuolytė ir Oksana Černikova susikovė šios svorio kategorijos finalinėje dvikovoje, visiškai skirtingos kartos. Deimantė 2000 gimimo Ukmergės dziudo klubo Eugenijaus Simonaičio auklėtinė. Oksana Černikova 22 metais vyresnė rygietė, daugelio greplingo turnyrų nugalėtoja, 1978 metų gimimo sportininkė. Ir pakankamai ilgai vienoje pozicijoje yra kovotojos. Nors Oksana ir užėmusi viršutinę poziciją, bet nėra taip lengva jai atlikti pergalingą veiksmą. Na ir dabar jau kažkas panašiau į veiksmą, kuriuo gali užsibaigti ši dvikova. Ir viskas. Štai taip skausmingas sprando veiksmas ir pavyksta jį fiksuoti, pavyksta iškovoti pergalę. Ir sveikinimai Oksanai, tapus dar kartelį Baltijos šalių nugalėtoja, tai toli gražu ne pirmas kartas. Na, o čia Aida Vasiliauskaitė ir Lijana Lipinskaitė svorio kategorija iki 65 kg. Kiek anksčiau jau minėjau Aidos vardą kaip kovotojos. Ir pakankamai sėkminga pradžia Aidai, viskas, skausmingas veiksmas ir iškovota pergalė ir vėl skausmingai viskas užsibaigė Lijanai. Na ir sveikinimai Aidai. Sveikinimai Aidai, kuri iškovojo pergalę. Na, o čia jūsų dėmesiui ir paskutinioji šio vakaro kova. Viltė Merkevičiūtė ir Ieva Eringytė. Abi šakių ošimo auklėtinės, abiejų treneris Vytautas Smirnovas. Na, irgi pakankamai skausmingai Ieva bando prigauti jaunesnę Viltę.
5 metai tokioje kovoje yra pakankamai daug. Ir atrodo, kad viskas pavyksta Ievai užbaigti šią dvikovą, na, o Viltė taip lengvai nekyla nuo tatamio. Tai buvo jau paskutinioji šio vakaro kova, na ir nemalonu, kai ji baigėsi taip skausmingai. Tarsi vyresnė sesuo Ieva Eringytė. Dabar nori padėti savo jaunesniai kolegijai. Atrodo, kad skausmas iš ties yra pakankamai didelis, kad taip ilgai nuo tatamio nesustoja Ieva Merkevičiūtė. Ne Ieva, atsiprašau, Viltė, na ir gydytojas pagalba, tikėkimės, padės viską sutvarkyti jai kur kas greičiau. Taip, Viltė palieka tatamį, o čia ir nugalėtoja Ieva. Buvo labai geras, pats čempionatas buvo taip pat geras, tvyrojo labai tvankiai. Smagu buvo. O kaip kovas, ar buvo sunku nugalėti priešininkas? Maniau, bus sunkiau, bet buvo iš tikrųjų ką veikti. O kiek laiko sportuoji graplingą? Apie 2 metus. Ir kelintas jau čia tavo medalis ir taurė? Nežinau jau yra. O kokie tavo tikslai susiję su graplingu? Turi kažkokių pasaulio čempionę galbūt? Čempionė. Dabar kol kas pasaulyje 2, bet noriu būti 1. Tai to ir linkim tau. Ačiū tau labai. Štai ir viskas šioje Grappling LT laidoje. Baltijos šalių čempionatas Jonavoje. Grįšime lygiai po savaitės antradienį 20 val. Ir stebėsime toliau. Iki! Čempionato globėjas Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis. Čempionato partneriai Jonavos sporto arena ir universalus kovos menas UMA. Generalinis rėmėjas fightershop.lt. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai.